Laukiu danų režisieriaus Kasper Holten. Taip, ir jo filmas Don Juan bus atidaramasis kino pavasaryje. I'm very, very proud. It's a film I work on for 6 years. It's my debut film feature. And to be invited to open the festival is, of course, a real honor. So I'm really glad to hear, and I look forward to showing the audience the movie tonight. Su triumfu atidarėm Lietuvos kino stendą Berlyne. Vėl kino renginys, vėl šviesus, jaunatviški, šiuolaikiški reiškiniai ir veidai, optimistiški žmonės. Aš taip įsivaizduoju, kad čia, jeigu jau klišių nėra šitame festivalyje, tai bus daug originalių filmų ir daug tokių išsiskiriančių savo originalumu. Ši diena, ši akimirka yra potencialiai be klišių, jeigu esi atviras pasauliui, nori sužinoti kažko daugiau apie save, apie supančius žmonės ir taip toliau. Pradedam ataskaitą už visus metus, per kuriuos, kaip Bitutės komanda rinko filmus iš viso pasaulio, važinėjo, skraidė ir ilgai žiūrėjo salėse ir ne tik. Kaip priimsit ataskaitą, pasižiūrėsim baigę festivalį. Ačiū Jums ir laukiam visada salėse. Thank you so much for inviting us here with this movie. I am very, very honored to be here and to be opening this important festival with showing you Juan. It is a very different opera movie from any other opera movie you have seen ever before. I hope you will actually almost tonight forget that it's an opera and just have a great ride with us.